3, 2, 1. O, gerai, yra. Sveiki visi sugrįžę į Praloškino šalto podcastą. Šiandien pas manęs yra Gintas Petrikas. Gintas Petrikas yra tikriausiai, netikriausiai, jis yra stipriausias Lietuvos atletas crossfit'e. Pirmasis lietuvis, kuris išvyko. Pasakysiu, kad pirmasis, kuris išvyko į CrossFit žaidynės Amerikoje, nes prieš tai dar buvo Aurimas, ar ne, Balevičius, bet ten buvo šiek tiek kitos taisyklės, kitas patekimas. Kitokia atranka buvo. Sveiki, pasisveikinsiu. Jo, tai žiauri malonu, kad turėjai, ačiū tau iš karto. Ačiū, kad pakvietėjai, tai čia tokia nauja patirtis, sakykime, studijai. Podcast'e nėra nauja, bet studija jo, tikrai nauja. Jo, tai dabar galbūt apie tą pačią atranką, kai paminėjau, kur prieš tai buvo nuvaręs Aurimas, ar ne? Ir dabar tu kuo jos skiriasi ir koks tas patekimas yra į CrossFit Games? Gerai, tai pradėsim nuo Aurimo, kaip tenais buvo. Ten, man atrodo, buvo 2018 ar tai 19 metai sezonas. Ir atranka buvo tokia, būtent tais metais, nes prieš tai ir dabar vyksta kaip visą laiką. Ten vieni metai buvo turbūt pasibandymų, jie galvoja, kad čia bus geriau ir panašiai, bet išėjo šnipštas. Žodžiu, principas buvo toks, kad per Opensus nacionalinis čempionas savo šalies, jisai važiuoja į Games. Tai ten tų nacionalinių čempionų buvo, nežinau, iš 200 tikriausiai. Nes kiekviena valstybė iš Afrikos, iš Azijos, Europos, iš bedle kur, kas tik tais dalyvavo Opensuse, jie siuntė savo, žinai, vieną atletą, vyrą ir moterį į Gamesus. Ir tada tenais žmonės atvažiavę, padarė vieną ar tai 2 workoutus ir iš karto ten katas buvo visiškai, ta prasme, gal... Nežinau, 100% gal. Atkrito, ar ne, iš karto? Tiesiog jo po pirmo workouto čia buvo kaip dar papildoma atranka. Tai buvo turbūt visiems žmonėms skaudu, nes nuvažiuoti Gamesus, ta prasme, ir sudalyvauti tenais vien kelionė, ruošimasis ir panašiai, tu išleidi daug pinigų. Atvažiuoji, padarai vieną workoutą ir važiuoji ir namo varai. Ta prasme, tai čia nei kažkam įdomu žiūrėti visų pirma ir visų antra neįdomu dalyvauti. O žiūrėti neįdomu dėl to, kad kai važiuoja nacionalinis čempionas, tarkim, imkim ir Lietuvos, ne? Tai mūsų, pavyzdžiui, nacionalinis čempionas bus daug kartų silpnesnis už amerikietį, kuris užėmė, pavyzdžiui, 20 vietą. Tai reiškia, pačių Gamesų lygis yra nukris labai stipriai. Tai jie vienus metus tokius pasidarė, pasižiūrėjo, kad nesąmonė gaunas. Kad nesąmonė ir tiesiog atsisakė ir paskui vėl sugrįžo į tą atranką, kuri dabar vyksta ir kuri buvo nuo pat turbūt pradžių. Jo, ir dabar kokia yra jinai, kad... Jinai yra tokia ilga. Tai kai prasideda CrossFit Open, tai čia turbūt koks šis vasario gal mėnuo, tai reiškia, šį yra pirmas etapas. Kai visi sportuojantis, CrossFit ar prijaučiantis, belekas gali šiaip... iš bet kurios sporto šakos susiregistruoti tą virtualią atranką, užsiregistruoti CrossFit Gamesų puslapį. Ir sumokė startinę, ne? Ten kiek yra 20 turbūt baksų ar kiek. Ir dalyvauja, ta prasme, ten tas pirmas etapas trunka, man atrodo, 3 arba 4 savaitės, kas savaitę paskelbiami workoutai. Tu tuos workoutus nufilmuoji, padarai, įkeli vaizdą į YouTube, kad galėtų teisėjai suteisėjauti tuos standartus, kad atitiktų tavo judesiai. Ir tu savo rezultatus sukeli į bendrą kažkokią ten tą skaičiuoklį, jų puslapį. Ir tada iš viso pasaulio, reiškia, pasidaro kažkokie reitingai. Tada iš tų dalyvaujančių 10% iš kiekvieno regiono pakliūna į ketvirtfinalį. Tai reiškia, kiekvienas regionas turi kažkokią tai kvotą. Tai ten Europos regionas, ten Okeanijos regionas, tenais Amerikos regionas, pietų, šiaurės ir panašiai. O tai kiek Europos yra, kokia yra kvota Europai? Tai 10%. Tik 10%, ar ne? Ne, tai visiems yra 10%. Ai, nuo viso bendro kiek užsiregistravo, ar ne? Nuo bendro kiekio, taip, pirmam etapė. Tarkim, jeigu užsiregistruoja, tarkim, 100 000, tai 10 000 išeina į kitą etapą. Tai 10 000 tokiam sportuojančiam, daugiau sportuojančiam, į 10 000 išeiti tai nėra sudėtinga. Jo.
nėra sudėtinga. Nu ir paskui jau pasidaro, kas ten, ketvirtfinalis ateina. Ketvirtfinalio principas irgi toks panašus, yra workoutai, bet jie paskelbiami, man atrodo, 5 ir tu juos turi padaryti per nepilną savaitę. Ir principas vėl toks pats, nufilmuoji, ten su teisėjauti jau turi turėti teisėją, kuris turi turėti licenciją, viską įkeli į YouTube. Bet irgi sutikrina ten, viskas eina. O kas pas mus teisėja, iš kur tu gavai teisėją? Kaip yra? CrossFito Gamesų puslapyje. Tu gali tenais tokius kursus, žinai, praeiti. Jo. Ten 2-3 valandas užtrunka, tave ten išmokina standartus, į ką reikia atkreipdėmėsi, kokie judesiai, kokie to judesio standartai. Praeini, išlaikai egzaminą, ten tokį testą. Nu, šiaip ten pakankamai, kaip sakyt, ir šiaip sportuojančiam crossfitą praeiti tokį egzaminuką. Ta prasme, tu jau automatiškai elementariai geriau suprasi patį judesį. Nes apie jį, žinai, daug parašo. Ir tas testas irgi atrodo jisai paprastas. Ta prasme, tu iš pirmo karto 100% jo neišlaikysi, bet tu kiekvieną kartą jį perlaikai. Ta prasme, tu tau įsiminė. Įsiminė, tikrai. Kaip regitrai yra. Čia neveltui tai padaryta, žinok, tikrai įsiminė. Nu ir gauni tą licenciją, žinai, teisėjauti. Ir ketvirtfinalį tu gali... Tu teisėjauji. Bet tai nereiškia, kad tavo teisėjas suteisėjauja ir jau dabar ten Opensai priims tą rezultatą. Jau kai prasideda ketvirtfinalis ir tie jau, žinai, atletai, kurie jau pretenduoja į kažkur nueiti toliau, tai jų video tikrai peržiūri. Tikrai peržiūri ir būna tada ir baudos ir panašiai ir taip toliau. Tai va, iš ketvirtfinalio tada jau dar mažesnis kiekis skaičius pakliūna į pusfinalį. Dabar elito kategorijoje, aš neatsimenu kiek ten, gal 60 pakliūna žmonių. Kažkas tokio. Mano kategorijoje mastersų, kur aš dalyvauju nuo 35 iki 39 metų, į pusfinalį pakliūna 30 žmonių. Tai va, o ir pusfinalis vėl yra paskelbiami 5 ar tai 6 ar 5 turbūt workoutai. Ir vėl tu jos turi padaryti per kelias dienas, ten, per 3-4 dienas, lygiai tas pats, nusifilmuoti ir taip toliau ir panašiai. Ir vėl YouTube, vėl teisėjai peržiūri. Ir tada... Tada jau laukia, ne? Laukia tada nemiegi ir laukia jo. Jeigu pakliūni į 10 žmonių, važiuoja į Games. Į Games, kaip tau ir atsitiko. Dar kartą sveikinimą, žinok, buvo toks nuolat yra, kur yra keletą stiprių žmonių Lietuvoje, kurios tu seki, kurios tu žinai ir tu galvoji, nu, ar šiais metais pavyks, ar šiais metais kažkam pavyks. Ta prasme, čia koks to buvo tas jausmas, kai tu jau atėjo tą žinutę? Negaliu, žinok, iki ašarų, ta prasme, taip sujaudino stipriai, ta prasme, nu, taip stipriai sujaudino, nežinau, tokį jausmą, aš nežinau, ar kada esu patyręs. Mėgoji kitą dieną, išėjau užmigti, ar buvo pilnas laimės ir... Tai buvo, gal ir užmigau, dabar ten tiksliai neatsimenu, bet atsimenu, kai jau užreginau tos rezus, viską. Ir po sekmadienį ir tai pirmadienį 10 val. Vakaro jie tokią preliminarią lentelę išmeta. Tai nereiškia, kad tai galutiniai rezultatai, kadangi jie viską pertikrina patys ir sužiūri ir patys suskaičiuoja. Ir toje preliminarioje lentelėje išmetė, gal net neišmetė, kažkas tiesiog atsiuntė ten kažkur nuhakino iš... Nulykino, ar ne? Kažkur. Per Excelį, kur... Jo, 8 vietoje. Ja. Ta prasme, taip. Iš karto, kaip, eiktų savo. Nu ir tada, žinai, prasidėjo laukimas, nes, žinai, tie neoficialūs duomenys, tai čia, žinai, ta prasme, nieko nereiškia. Galvojau, žinai, kad rezultatas turi geras, bet, žinai, 8 vieta, 10, 11, ten labai slidu. Ten keli taškai, žinai, gali skirtis ir viskas, ir nevarai. Tai bet kažkaip sulaukiau patvirtinimo, kad iš tikrųjų 8 buvo dar streso, dar buvo streso daug tą ateinančią savaitę, kadangi atsiuntė laišką, kad mano paskutinis 5 workoutas aš gavau baudos.
baudos, kad aš netitikau standartų darant judesi tam tikrą. Okay. Tai va, bet mes ten su komanda peržiūrėjom savo peržiūrėjom video, kurie buvo prieinami YouTube'ai, kiti kaip darė ir panašiai. Taip, tenais buvo keletą naurepų, bet mano teisėjas, kuris teisėjavo, jisai ten juos davė, ten pasitaisiau. Ir lyginant, žinai, kaip su kitais, kaip darė, ta prasme, aš dariau gerai, taip kaip ir turėjau daryti. Ir kiekvienas atletas, kai gauna baudą, jisai turi galimybę užprotestuoti per ateinančią parą. Tai mes parašėm ten, tikrai labai gerą laišką, ten iš laisvės padėjo treneriai, žinai, surašyti labai tenais taip, gerai. Aiškiai, ne, išdėstęs. Aiškiai išdėstyti ir kodėl tai yra tas judesys atitinka. Ta prasme, jau ten viską persiskaitėm, ten hamstringai atsipalaiduoja, ta prasme, taip jau moksliškai. Jo. Ir įsivaizduok, ir viskas, ir su apeliacija patvirtino. Patvirtino, ne? Patvirtino ir tą pirminį rezultatą atstatė. O būtų kažką keitė, jeigu nebūtų atstatę? Bet ir nebūtų. Tai čia toks vidinis labiau buvo. Bet vidinis dėl to, kad tą 5 workoutą aš padariau pirmas visam pasaulyje. Tai buvo geriausias rezultatas. Tai va toks buvo. Ta prasme, aš nežinau, ar tai būtų, aš nežinau, ar būtų pakeitę. Dėl to apeliaciją. Jeigu aš žinočiau, kad nebūtų pakeitę, tai gal mes apeliacijos ir nebūtume rašę. O iš pirmo karto workoutus darydavo ir perdarydavai? Nes tu gali perdaryti. Iš pirmo. Ta prasme, jau kai ateina toksai laikas, kai tu 5 turi workoutus padaryti per ten 3 dienas ar per kelias, ta prasme, tu tu geriau nepadarysi. Jo. Ta prasme, tu turi suplanuoti jau taip, kad iš pirmo karto padaryti gerai labai. Bet nėra taip, palauk. Aš manau, kad tais pirmaisiais etapais yra, ne, kur tu padarai, įkeli ir jau rezultatą tu labai greitai sutvirtinai. Tu matai iš karto. Matai. Ir laukdavai, kol kiti kels, ar tau nesvarbu yra, ar... Ne, tai kaip sakyt, kada tu jau esi, kaip pusfinalį esi, tai tu jau lauki, jo žiūri. Žiūri, kad kažkas pirmas įkeltai, tada žiūri. Nematai, aš suklydau, kad kai ketvirtfinalis prasideda, kai tu visus workoutus turi padaryti per kelias dienas, taip. Jau šitos taisyklės nėra. Jau visi rezultatai atsiranda tik tais tada, kada visi sukelia. Tai yra sekmadienio ar tai pirmadienio vakaras. Kad būtent taip nebūtų. Kai vyksta ten pirma ten ta dalis opensai, man atrodo, tai ten workoutai įkeli ir tenais... Ten, žinai, maždaug kažką, žinai, kaip ten kiti padarė ir panašiai. O ten ketvirtfinalį, pusfinalį tokio dalyko nėra. Jo, tai ką, atėjo rezultatai, patekai ir tada pasidėjo tas kitas etapas, crowdfundingas, ar ne, kol iki išvažiavimo. Dar, kai sužinau, ten iš karto taip stipriai nesusigrėbiau visą tai daryti. Crowdfundingo, nes ten buvo dar varžybos į Atėnus. Tu noriu sakyti, kad tu galvoji, kad dar nevažiuosi? Aš galvojau, kad važiuosiu, aš buvau 100% įstikinęs, kad aš važiuosiu, bet aš tiesiog galvoju, dar laiko yra, žinai, čia kažkaip susidėliosim, geriau viskas aprimsta, žinai, tas šviežios galvos ir tada suplanuosim, padarysim planą ir eisim prie to jau finansinių dalyko. Tai va, sudalyvau tose varžybose, Atėnuose, kaip tik tada dalyvavo bičas Janis Papadopoulos, kuris buvo pirmas, aš likau antras ir jisai buvo nepraėjęs atrankos. Jisai liko 12. Opens, jo, ir jisai ten atėjo pas mane sveikina, tipo, pasilinksmink čia. Jo. Ir paskui mes galiausiai po porą savaičių sužinom, kad atsisakė dalyvauti ten keli žmonės ir jisai, kadangi buvo 12, jisai tą 10 pakliuvo. Ir galiausiai Games'o centras liko. Jo. Wow. Tai va, įspūdinga. Tai gerai, žiūrėk, paskui, žinai, ta pinigų suma, kurią aš mačiau, tai rinkai, buvo 10K, ar kiek? 10 000, man rodos. Jo. Ir žiauriai greit surinkai. Jo. Labai stiprus palaikymas buvo. Dar vienas, jo. Kas mane irgi labai stipriai nustebino. Kur toks labai smagu yra iš tos pusės, žinai. Nes aš dar pakalbėsim apie tai. CrossFitas turi ir tokią neigiamą labai pusę fitneso pasaulyje. Kartais yra buvo tokių momentų, kad aš užsimenu, kad aš sportuoju, žinai, crossfitą ir aš, žinok, susilaukdavau žinučių. Čia yra pseudo sportas, čia yra duchų sportas, čia debilai sportuoja, čia yra nesąmonė, žinai, čia jūs esat sekta, čia viską, ką jūs daro dėl repsų, jokios technikos ir niekas, žinai, čia jūs tiesiog gadinat save ir visa kita. Ir sakau, buvo labai keista matyti, kada žmonės taip susirinko ir surinko tą sumą 10K, kur jinai nėra didelė,
bet jinai nėra taip, kad tie pinigai, žinai, tau nueina. Jo. Tie pinigai jaučiu labai stipriai išsiskaido, ar ne? Jo, išsiskaido greitai, jie ten išsiskaido ir su crowdfundingu irgi. Nėra pas mane taip, kad man, žinai, labai jauku. Tu esi labai, tenais, žinai, santūrus. Jo, geriau, žinai, pats pasidarai ten, kiek išeina, tiek, čia tavo problemos. Bet, kadangi, žinai, toksai įvykis, tai mes ten pagalvojom tą planiuką, čia maždaug ten susidėliojom, kiek čia mums reikia, kaip ką. Ir planas buvo, 6,000. Tai čia ant bilietų ir bomžpakį čia seks. Gerai. Aš tada sukūriau tą crowdfundingą, 6,000, žinai, viską gerai, kad nepadėjau varnelės, kad tipo 6,000, kad tipo viskas lubos. Žinai, aš atėjęs šeštadienį, kaip dabar atsimenu, į ryte pasportuoti, žinai, į salę, ir paleisiu, žinai. Paleidau, atėjo ten Vyšnė, treneris, po kelių valandų, sako, matėjai kiek ten jau, ne, aš supratau. Sako, nori sužinoti. Sako, kiek čia jau, 4,000, gal kažkas tokio. Dar ten 2 valandos ar 3 tik praėjo, galvoju, wow, neblogai, žinai, neblogai. Aš ten salį praktiškai visą dieną praleidau. Ir 6 valandą vakaro išeinu, pasižiūriu, blemba, 8 gabalai ar 9. Ta prasme, vėl širdis pradėjo kaltotis, ta prasme, galvoju, kad ta prasme, labai greit, labai daug. Galvoju, žinai, čia stabdyti reikia viskas, ta prasme, tikslas jau, žinai, surinktas, ta prasme, ten, sako, palauk, čia, žinai, ten tų pinigų reikės tam. Aš galvoju, gerai, čia viską, bet aš matau, kad to suma, tai labai, žinai, greit auga. Ir, vis tiek, aš ten vakare, žinai, atsisėdu, galvoju, ne, čia reikia viskas. Nestabdyti, žinai, stabdom, sustabdžiau, žinai, bet sustabdęs vis tiek, ten dar vis tiek žmonės rašė, kad aš čia nespėjau prisidėti, aš čia nespėjau, davai sąskaitą man patrašė, ten. Tai čia dar kartą noriu visiems padėkoti. Ta prasme, crowdfundingas įspūdingas, ačiū. Ta prasme, be jūsų tikrai nebūtų gamesų. Palengvinot man 100% darbą. Ta prasme, čia šitas pasiekimas yra visų. Ta prasme, neįtikėtina. Nežinau, negirdėjau ir nemačiau, kad tai būtų, žinai, ten per vieną dieną surinkta visa pinigų suma, kiek reikia. Tai... Nes, blemba, irgi, žinai, aš galvojau, kad irgi tau rašiau, kad norėjau, žinai, per podcastą paminėti, nebebuvau, kada tu jau uždarėjai, jau viskas, žinai, buvo surinkta ir tu galvojai, okei, o kai tie pinigai pasiskirstė, už ką būtent? Pagrindinis dalykas tai yra bilietai. Bilietai, būtų nuoma, namų, kadangi ten gyvenau Čikagoje, paskui tenais į tą patį Madisoną, paskui plus automobilio nuoma. Ta prasme, va tokie dalykai, jie atima tūkstančiais. 1000 ten, 1000 ten, 1000 ten, 1000 ten. Ten plus labai daug pinigų atėmė, kadangi vyksta pasiruošimas, treniruočių kiekis yra sumažintas, tiek grupinių, tiek individualių, tai jau tu negauni pajamų, sakykime. Čia jau nėra pajamų, plus kineziterapija, masažai, tai va tokie dalykai ir atėmė. Tu nori kuo mažiau nori kuo daugiau sumažinti to streso, žinai, būdamas ten. Kuo mažiau kažkokių veiklų, kurios, žinai, atima tavo dėmesį. Tai va, tų veiklų sumažinimas ir daugiausiai yra atima pinigų. Visa kita, ten žmonės tikrai padėjo ten su tuo maistu, pavyzdžiui, irgi ten, ta prasme, man praktiškai nereikėjo. Aš ten labai mažai mokėjau už tą maistą, nes irgi žmogus ten norėjo padėti, man Žygis, ačiū Žygi. Ta prasme, labai didelę dalį, žinai, dėl to, ten kelios įmonės irgi labai stipriai prisidėjo prie važiavimo. Taip, kad... O
kainuoja dar, tipo, nuvaryti pats bilietas į CrossFit Gamesus? Yra, ar tu jau gauni? Tik startinį mokestį, ne? Yra. Kokia kaina yra, jeigu nepaslaptis? 400, man atrodo, eurų. Šiaip nėra daug. Bet gauni tokį starter pack. Čia man yra irgi vienas smagiausių dalykų, kai tu matai nauji atletai, kurie atvaro į CrossFit Gamesus ir jie šerina, ką gauna. Ten milijonas batsų. Kiek ten 6 poros? Kažkiek ten viskam tam buvo, ar ne? Skaičiuoju, bet man atrodo 6 poros. Batų, ten tu, žinai, šortų, ten tų marškinėlių, visokiausių kitų, ten tokių šūdniekių irgi, pusiau reikalingų, pusiau nereikalingų. Bet jie pakelia tą tokį vaibą, ar ne? Tu toks atvarai ir galvoji, vau, pagaliau. Ten tave aprengia, iščiučiuoja, išliuoja. Ir, žiūrėk, o dabar apie pačius Gamesus neturėjo Froningas dalyvauti? Jisai pakliuvo, bet jisai, kadangi, žinai, baigęs karjerą, tai jisai, šiaip išeina, kad tik šiaip dalyvavo, pasitikrinti, žinai, jėgas. Tai tiek. Šitas buvo gandas kažkoks nusklydas, kad tipo Froningas. Tie, kas nežino, Froningas tai toks yra CrossFit atletas, kuris CrossFit dinozauras, pavadinkime. Taip, jis ten nuo pat pradžių ir ten yra laimėjęs, dabar Fraseris tik tais pagerino tą rekordą, maros. Jis laimėjo 4 iš eilės, Fraseris 5. Tai tai galvoja, kad jis vėl sugrįš į individualias ir būtų buvę faina pamatyti. Būtų buvo faina, bet, iš kitos pusės žiūrint, sakykime, jisai išėjo, žinai, kaip nugalėtojas. Ir dabar, jeigu grįžtų į Mastersus ir nenugalėtų. Čia būtų labai liūdna. Čia būtų kažkaip pažeminimas toks. O ar jisai tikrai nugalėtų, žiūrint, žinai, kaip atrodė danceris. Ir kai, tai aš nežinau, nes iš tikrųjų iš 10 žmonių pirmą vietą užėmė Scottas Pančikas, man atrodo, jisai buvo pirmas, tada buvo antras Fraser, šitas Froningas, tada danceris ir ten visi kiti. Bet dabar per pačius Gamesus Pančikas 4 liko. Jam ten pradžia buvo labai sunki. Tavo pradžia buvo labai gera. Mano pradžia Tavo pradžia buvo daug siekianti. Pirmas Vadas ir Gintas pirmas. Antras. O tai kodėl lentelė rašo, kad pirmas? Ten ne pirmas Vadas buvo, ten pirmas buvau workout'e Helen. Helen. Tai čia buvo 3 workout'as, jeigu taip įmant. Čia buvo 3. Tai va. Tai sunku pasakyti, žinai. O su kokia tu buvai kažkokius tikslus išsikėlęs nuvaryt, kad užimti vietą, ar buvo čia tas toks labiau, aš tiesiog esu Gamesuose ir aš noriu... Aš buvau ten savo tikslus užsikėlęs tokius, kad būti pirmas iš europiečių. Tai pirmas iš europiečių tikrai man neišeitų, nes turėjau čia būti pirmas Gamesuose. Nes antras buvo graikas. Ta prasme, bet tai va toks buvo tikslas. Bet paskui, žinai, galvoju, pakliuvau aš 8 numerių. Čia vat ir Vyšnė sakė, 8 numerių pakliuvai ir pačiuose Gamesuose tu 6 vietą. Aiškiai, tu per 2 vietas pakilai. Ta prasme, tai aš manau, kad geras rezultatas. O dabar žiūrint dar labai į tolimą perspektyvą. Lipsi ant podiumo, kaip tu manai, aš nenoriu tau užkelti, žinai, kažkokiu. Manai lipsi, ar ne? Jo. Tik aš manau, kad galbūt šitoj kategorijoje nuo 35 iki 39 nemanau, kad aš spėsiu. Taip gerai pasiruošti, bet nuo 39 į tą kategoriją kitą aš manau, kad jo. Kad užlipsiu ant podiumo. Šiaip laukiu to momentą, žinok. O žiūrėk dabar apie pačius Gamesus. Esi dalyvavęs daug kur Europoje, Lietuvoje, ėmė pirmas vietas, tikrai pelnytai ir viskas. Kaip skiriasi pačios varžybos, tarkim, Amerikoje, kur ten yra zenitas, ten yra realiai olimpinės, ar ne? Su, tarkim, organizavimo pusės. Koks tas didžiausias buvo galbūt, kur tipo, wow, čia yra visiškai kitaip? Kitaip yra... to tokio vaibo sukūrime. Ta prasme, kaip tu pavyzdys, durininkas. Ta prasme, hey, hello man, čia tipo, dar vienas workoutas. Visi tokį vaibą užkuria. Palaiko, ar ne? Palaiko. Visi savanoriai, kurie tenais dalyvauja, teisėjauja, ten padeda, jie visi tokį vaibą. Ta prasme, tu pats jautiesi pavargęs po 3 dienų, ten paskutinį workoutą eini, o jie nieko. Jie, ta prasme, atrodo kaip...
ten eina, kur bilietus pardavinėja, praeidinėja irgi visi čia ploja, tūkstančiai žmonių eina ir jie vis tiek tą nuotaiką tokia, žinai, palaiko. Tai va tas buvo labai įspūdinga. Tai ir nu, tada automatiškai ir pačių žaidinių, žinai, toksai gaunasi vaibas geras. Visų dalyvaujančių ir dalyvių, ir žiūrovų ir panašiai. Tai va tas buvo labai įspūdinga. Ir paskui, kuom dar skiriasi, kad ant kiekvieno kampo yra pagalbininkas. Ta prasme, tu jau tikrai neprapulsi, nepasiklysi nieko. Tave, sakau, nukreips, reiks nuneš, atneš. Ta prasme, tai va tokie dalykai. Teisėjavimas gerose varžybose visada būna geras. Nepasakyčiau, kad jisai čia buvo kažkoks išskirtinis teisėjavimas, nes gerose varžybose visada būna teisėjavimas geras. Tai čia turbūt pagrindiniai skirtumai. Kitas skirtumas, plus aišku, emocinis skirtumas, kada tu, žinai, lauki, tu tik tai svajonėse gali pagalvoti, kad tu būsi ten ir tu nuvažiuoji. Nu, tai ta prasme, tau kiekviena akimirka yra kaip iš paveiksliuko kažkokia, tu kiekvieną akimirką žaviesi viskuo. Ta prasme, nenuvylė niekas, absoliučiai niekas nenuvylė. Viskas tik tais, ta prasme, dar geriau buvo, nei kad aš įsivaizdavau. Parsivežiai vardo lentelę? Parsivežė, ne. Jo, ten ne lentelės buvo, žinai, o tokie... Prezentai tie tokie, ne? Tentas. Jo, tentas, jo. Lengviau, žinai, ir parsivežti. Nes aš, kai buvau Islandiją nuvaręs, norėjau į šitą visą džimą. Ir ten, žinai, visos dotir išsikabinusias viską, žinai, tai fainai, atvarai, fainai, o kaip fainai kietai. Žinai, kiek ten tų plakatų jau grįžti. Žinau, ten tai yra pilna ir beje aš sutikau. Jo? Jo. Ir šitą... Apie drabužius norėjau pašnekėti. Tu gali savo batelius mautis, ar tu gali tik tai snowballų turėti dėtis? Per gamesus? Jo. Ne, gali savo. Gali dėtis. Pačius drabužius, taip tarpasme šortai tenais, maikutė ir visa kita, tik tai snowballis. Jeigu tai yra po šortais tie šortukai tokie aptemti, arba naubulis, arba jo neturi būti jokio vardo, arba nesimatytų. Jeigu ant riešinės dėdi kažkokį kitą, irgi neturi matytis. Jeigu gertuvė nešėsi savo, irgi užsiklijuok ant pavadinimo, kad nesimatytų brendo, o batus gali dėtis. Logiška, kadangi tie, žinai, nauji batai ne visada būna patogus. Tai dėl to turbūt, bet dėl drabužių buvo toksai cenzas. Jo. O dabar apie patį galbūt to treniravimas iki to nuėjimo. Kokią tu programą naudoji? Kaip tu treniruojas? Mayhemas yra tokia programa. Jo. Taip pat aš pagal tą programą ir sportuoju. Ir nieko nekitaip, strikt, taip ir viskas. Ta prasme kaip, per ilgą laiką, kai sportuoji, tu žinai savo, kur tu straglini, savo silpnybės. Tai būna, kad kažkoks workoutas, jeigu yra, ir aš matau, kad ten yra kažkokie tai judesiai, kurie man nėra sunkus, aš juos visą laiką keičiu. Į judesius, kurie yra man, kur aš straglinu. Tai dažniausiai būna gimnastiniai judesiai. Tarkim, kaip pavyzdys. Aš mačiau, kad tu labai daug ant rankų vaikščiai. Tai buvo daug istorijų, kai reikėjo per kliūtį su rankom. Jo, tai žinai, kur tarkim, jeigu kokie volbolai arba trasteriai, ką man kažkaip judesys. Nedarau, netreniruoju. Žinai, tai aš vietoj visada kažką, žinai, panašaus, bet iš gimnastikos. Ta prasme, ant rankų, ar atsispaudimai ant rankų, arba jeigu yra kokie nors ten virvė, lipimas virvė. Ta prasme, man čia, žinai, tai nėra sudėtinga. Aš visada tada maslapai su šitais. Tai va tokius dalykus keičiu. Būna, pakeičiu, bet sakykime, kokiu 8% Mayhemas. Kiek tu laiko užtrunki salį? Kiek tu laiko užtrunki dirbdamas su savim? Dabar, jeigu yra pasiruošimas varžyboms, arba kažkiam varžybiniui sezonui, tarkim, pradedant nuo opensų, tai būna 2 treniruotės per dieną. O dienų treniravimuose tai pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis active recovery, tai dažniausiai būna plaukimas arba darbas su dviračiu. Taip. Tada penktadienis, šeštadienis ir sekmadienis irgi arba visiškas rest, arba plaukimas. 2 treniruotės per dieną, vieną treniruotę tikriausiai užima kokias 2,5 valandos. Jo, iki 3. Pirma treniruotė dažniausiai būna 2,5-3 valandos,
Antra treniruotė būna trumpesnė, valanda pusantros. Tai realiai kokias 5-6 valandas, tai bendrai su prasitempimu, su visko, ar ne 5 valandas? 5, jo, 5 valandas. Bet tai, žinai, kaip čia, žinai, kas klauso ar žiūri, tai neįsivaizduokit, kad, žinai, 5 valandas persirengi ir tu sportuoji nepertraukiamai 5 valandas. Taip. Tai sportas nėra, ta prasme, ne tame. Tai vieną apšilimas, tempimo pratimai užima pusvalandį. Paskui pusė žmonių nedaro. Priklauso, paskui ką darysi, kas per workoutas. Tu turi praeiti per tos judesius. Vėl, tipo kaip kažkoks apšilimas ar kaip čia pavadinti. Tada tas workoutas užima ten, tarkim, 20 minučių, bet pasiruošimas jam irgi panašiai trunka. Paskui atsigauni po to workouto, ten keletą minučių, eini jau žiūrėti, ką kitą darysi. Prieš kitus pratimus vėl tu turi kažkokius papildomus pratimus padaryti, kad atlikti tą, ta prasme, tai čia tokia, žinai, kuo daugiau workoutų, tuo daugiau pasiruošimo reikia. Tai iš tų 5 valandų nėra, kad ten tu grinai 5 valandas su 170 pulsų ir varai. Jo. Aišku, kad ne. Faktas, man šiaip yra žavus, žinai, crossfitas tuo, kad labai įdeda daug skirtingų kartais pratimų. Ir man įdomu, kaip tu greit persilauži, tarkim, prie naujo pratimo, kai dabar buvo įdomu stebėti gamesus, Pritus Maros, kada įdėjo crossoverius su šokdynė. Ir tu matai, kiek daug atletų straglina, kiek daug nepadaro. Tau pačiam greitai eina, tarkim, persijung, kai įmeta kažkokį naują, nes ten yra begalė daug pratimų ir kai ateina naujo žmogus, žinai. Priklauso, kas per pratimas. Ta prasme, šiaip aš iš tų žmonių, kur, kad judesi išmokti, man reikia jį pakartoti milijoną kartų. Taip. Aš nesu iš tų, kur, ta prasme, čia dabar plaukti reikia, ten, gal vaikišiu ir ten varai, žinai. Jo. Pirmas kesti. Čia man reikės metus, žinai, varyti, kad aš išmokčiau. Taip pat ir su kitais, ypatingai su gimnastika, kad man reikėjo perlaužti, žinai, kad išmokčiau ant rankų vaikščioti, ar ten kokį masalapą padaryti ant žiedų, man reikėjo labai daug darbo įdėti. Ir iki dabar reikia įdėti, kad dar daugiau į kitą lygį biškelį pakelt. Tai čia labai sunku pasakyti, priklauso, jeigu tai yra gimnastika, tai man ne iš karto išeina, bet jeigu, kaip tu sakai, ten koks su šokdynė, tai man čia iš vis buvo nuostabu, kaip gali kažkam neišeiti. Nes aš, pavyzdžiui, atsimenu, kad mes vaikystėje taip darydavom. Galbūt ne double-unders darydavom, bet mes tikrai ten kryžiuodavom kojas, rankas tenais visai kaip išeidavo, tai ten, ta prasme, man iš pirmo karto išėjo. Man šokdynė irgi yra vienas tokių lengvesnių dalykų, kur labai keista, kartais vadyti, kai žmonės straglinas tą šokdynę, žinai, kur būna. Bet tavo backgroundas yra, tu atėjai iš Kašio ir Muay-Thai? Jo. Ar ne? Pagrindinis mano sportas buvo krepšinis, nesu baigęs krepšinio mokyklą. Įkrauni Kašį? Vilniaus krepšinio. Kraudavau, jo. Dabar gal neįkraunu. Bet jo, esu laimėjęs dėjimų konkursą mokyklą. Rimtai. Aišku, ten paprasti dėjimai, bet sakykime, jo, šuolis buvo geras. Geras. Matai kažkur, kur, tarkim, padeda crossfit'e prieš tai buvę sportai? Jaučiu koordinaciją labiausiai, ar ne? Tas vis tiek, ką šitų turi būti? Ne, aš matau, kad ne tai, kad koordinacija, aš matau daugiausiai buvę sportai padeda psichologijai, nes buvo varžybų daug. Krepšinio nuolatinės varžybos, ten Muay-Thai nuolatinės varžybos ir tu, ta prasme, kai būna crossfito varžybos, ta prasme, pas man nėra tokio jaudulio, kad aš čia dabar apsitriesiu iš jaudulio ar dar kažką. Taip. Ta prasme, tokio nėra. Tai čia didžiausia yra pagalba. O ten ta koordinacija ir panašiai, tai aš galvoju, kad visada aš ten buvau toksai sportiškas. Tai labai sunku pasakyti, ar ten ta koordinacija. Blema, žinai, žiūrint iš šono, tai visi crossfiteriai, aš manau taip. Elito lygio crossfiteriai, jie turi tą vadinamą fermerio jėgą, plus tipo labai didelį discipliną ir tada tu gauni tą elito atletą. Nes ne kiekvienas gali. Aš tikrai ne kiekvienas gali. Nebent dar į tarpą iššauni steroidai tą ir sujungi ir tada galbūt. Įdomu tas klausimas, yra ir netgi tų pačių steroidų klausimas. Irgi yra labai didelis viešumoje, galbūt apie to crossfitą toks nuėjęs pseudo dalykas, kad labai daug tipo šauna žmonių, nes neįmanoma, kokie yra tipo lygiai, kokie yra... Taip, žinai, kiek tu turi sportuoti, kiek viską. Sunku pasakyti. Tave tikrina, ar ne? Tikrina, bet dabar gamesuose iš mano grupės, aš man atrodo iš visų grupių, tai yra 5 žmonės pirmi, jie tikrinami iš karto. Ta prasme, po finalinio workouto
Iš karto pas mus buvo 5 pirmi žmonės, jie tenais tą kraują, šlapimą ir panašiai. Visi kiti turbūt paskui jau ten, tiesiog šiandien. Jo. Pasirašyti šitas. Bet, čia Lietuvoje pas mus tikrina funkcinio fitneso federacija. Ta prasme, ir aš iš savo artimos aplinkos, aš nežinau nei vienas, kuris, ta prasme, kažką tai darytų ar panašiai. Aš nežinau, ta prasme, aš nesakau ten kažko. Bet kaip dabar tau atrodo, man atrodė irgi taip anksčiau. Kai, žinai, aš pradėjau sportuoti crossfitą, žinai, ten 5 kartus per savaitę, aš 5 kartus per savaitę sportavau crossfitą, po 1,5 valandos vieną treniruotę. Tu žinai, kiek aš įdėjau savęs į tai. Ir dabar tu nori pasakyti, kad kažkoks Paulius Brylinga arba ten Matas Mačaitis išsipūtęs yra už mane geresni, aš tiek darbo įdedu, jie, man atrodo, įdeda tiek pat ir jie yra 100 kartų už mane geresni. Aišku, kad jie vartoja 100, čia man taip atrodė. Bet dalykas ne tame, tiesiog tu daugiau darbo įdėk, ta valanda, kurią tu įdedi ten per grupinės treniruotės, jeigu tu nori būti varžybinis, jinai nieko nereiškia. Ir paskui tiesiog pats pradėjau įdėti darbo daugiau, atkreipdėmėsi į tas treniruotės programingas, ir viskas, ir tu tobulėjai. O pats tas sprogimas įvyko, kai aš tiesiog mečiau tą reguliarų darbą, kaip po pagrindinę veiklą. Ir viskas, ir pradėjau sportuoti. Ir perėjai pilnai, ne? Tada nepilnai, bet sakykime... Realiai tavo gyvenimas tada atsidarė salėje, ne? Tu treniravai, pradėjai treniruoti ir... Ir va čia ir tau pakilo. Ta prasme, kuo yra mažiau aplinkui veiklų, kuo tu koncentruojas daugiau į tą vieną veiklą, tuo tavo rezultatai bus geresni. O tu šiaip jauti skausmą dar? Tu jauti skausmą, kada tu keli štangą ir tau jau skauda raumuo, ar tu tiesiog varai, kol atsijungi? Ne, tai skausmas dažniausiai būna jau tada traumos kažkokias. Bet tam ir esmė yra, tu jauti tik tą trauminį skausmą. Tau skauda raumenis? Tau skauda raumenis, ar ne? Tai skauda, aišku, dabar, žiūrėk, aš pailsėsiu ir paskui pradėsiu, jeigu vėl kažkam ruoštis, jie skaudės. Bet kai tu jau įsivažiuoji, tai ten nebūna skausmas, o būna toks maudimas, žinai, galbūt maudimas. O pradžioje, kai tas po poilsio kažkokio, ar po mažiau ten tų workoutų, tas raumuo atpranta biškelį, jisai skauda, aišku, kad skauda. O pažiūrėk, kaip manai, man šiaip įdomu yra paklausti aukšto lygio, būtent crossfiterių. Jeigu tavo prieš tai buvęs backgroundas, yra koks nors būtent olimpiniai kelimai, arba gimnastika, ar skiriasi, tarkim, tų žmonių lygis paskui aukštesniam lygiui turiu menį? Ar jiems yra lengviau pereiti iš, tarkim, būsio sporto į crossfitą? Ar jis turi daugiau to advantage? Ne. Ką prieš tai sportavo, ne? Aš manau, kad tai yra absoliučiai viskas priklauso nuo darbo, kurio tu įdedi. Ta prasme, galbūt ir padeda tau kažkas, tai, ten, tarkim, weightliftingas, tau lengviau išmoksi tą štangą kilnoti, arba ten, jeigu būsi buvęs gimnastas, bet yragi, nereikia žiūrėti pasauliniu mastu, pas mus Lietuvoje yra žmonių, kurie buvo weightlifteriai ir tebe yra. Bet ar jiem crossfit'e jiem kažkas ten išėjo? Išėjo galbūt, bet į tokį aukštesnį lygį nepakilo. Tas pats ir su gimnastais. Irgi. Tai iš tų gimnastų, kas čia toksai Mačaitis, turbūt buvęs gimnastas ar ką, tai, čia, aš tik žinau, kad jisai ten toks iš visų gimnastų aukščiausio lygio. Tai čia, ar kiek jam padėjo, gal ir padėjo. Jam lengviau turbūt ten tuos gimnastinius workoutus daryti, bet žiūrint, pavyzdžiui, kitus ten, tas, kas weightliftingą sportavo, ar jam lengviau daryti workoutus su štanga, nei kad manau, kad ne. Nėra, ar ne to? Tiesiog kiek įdėti darbo tiek. O ką tu su mityba darai? Nes, pavyzdžiui, crossfito puslapį tu esi cepelinus užsidėjęs kaip savo profilio fotkė. Tas labai jokinga, kur visi ten žiūri aukščiausią lygą, ten bėga be maikės, visi, žinai, dar kažką yra tas cipakos išojęs. Nes aš esu girdėjęs, kad tu nežiūrėtų į per daug mityvo Maros. Tai aš ir dabar, sakykime, nežiūriu, bet pas mane niekada nebuvo įpročio valgyti šūdo. Geras įprotis, aš tau taip pasakysiu. To prasme, ką reiškia mano, žinai, maistas ryte, žinai, kiaušiniai, šoninė, tenai, žinai, kava,
Nevalgau surelio ryte, nevalgau tenais, žinai, sausų pusryčių ryte. Nu, tai čia normalus maistas. Nu, nepasakysi, kad labai sveikas, nes būna dar sumuštinis, žinai, su Filadelfija. Bet jisai normalus maistas. Per pietus aš nevalgau kebabo, nevalgau ten burgerio, aš valgau, žinai, kažkokią košę galbūt su kažkokia mėsa ir su daržovėm. Tai galbūt ne visada sveikiausias, bet jisai normalus maistas. Nu ir vakarienė irgi tas pats. Tai tu negali. Vakarienį valgai. Man vakarienį yra didžiausias iššūkis. Aš suprantu pirmus 2, jeigu taip žiūrėti 3 patiekalų, žinai, dieną, aš galėčiau suprasti pirmus 2 ir aš žinau, bet aš jaučiu, kad vakarienį daug žmonių feilina. Ne, aš to vakarienį tą patį valgau, ką ir pietums valgiau. Taip pat ir ne nieko. Bet neini tą, kokia yra ta crossfit dieta, pėlo ar... Pėlė. Jo, kažkokia ten. Ne. Neturi kažkokios specialios, nieko tiesiog. Ne. Kažkada gyvenime esu pabandęs palėjo. Jo, palėjo mitybą, jo, bet jinai, kaip sakyti, ten... Kaip čia pasakius, ta prasme, jinai atitrankė mane taip, kaip reikėjo. Palėjo mitybą, jinai veikia, tikrai veikia, bet tam, kad išlaikyti tokį svorį, kurį tu reikia, aš nežinau, kokį kiekį maisto turi suvalgyti, nes mano svoris nukrito iki 80 kg, kai aš skiriu visą laiką 9-9-5. O tai ten palėjo mitybą, kas ten angliavandenį nevalgai. Tai valgai pirmykščio žmogaus maistą, tai yra mėsą, kiaušinius, ten visokias daržovės, bet miltinių produktų atsisakai. Nu, čia taip abstrakčiai pasakiau, be smulkmenų. Tai va. Ir riebų maistą valgai ir svoris krenta, žinai. Buvau ryškus, kaip nežinau kas. Ne, bet ant nuotraukos gerai. Gerai, kad, žinai, nesikačialino smarkiai. Jo. Nes ten šakės buvo. Tai dabar ta mityba man netiktų. Bet vat, prieš gamesus, sakykime, buvau pasiskaičiavęs, kiek aš sunaudoju kalorijų ir to sveiko maisto, reiškia, kiek man reikia suvalgyti, kad aš gaučiau būtent tokį kiekį kalorijų. Tai kad būtų, žinai, čia jau prisižiūrėjau, ta prasme normaliai, nes saldumynų praktiškai nevalgiau, žinai, alaus praktiškai negėriau, tik tais vartojau tik tais tą, kas mano, žinai, organizmui padėtų geriau atsistatyti. Nu, tai va tas... Kiek kalorijų to reikėdavo suvartoti? Apie 4000. Apie 4, ne? Jo, kažkas ten. 4,5, kažkaip taip. Tai žodžiu, buvau užsisakęs tą maistą, pusryčius pasilikau savo, nes man pusryčiai yra šventas dalykas, norėjau, kad nieko būtų keičiama, tai reiškia, aš paskaičiau, kad iš pusryčių maždaug ten gaunu apie 1000 gal biški daugiau. Tai ir tada užsakinėjau 3500 kalorijų maistų, kitų, to sveikų maistų. Man tas maistas yra skanus, tai įprastas maistas, kurį aš praktiškai valgau visą laiką, tik tais kiekis yra didesnis. Reiškia, aš iki tol nedavalgydavau tų kalorijų ir užkimždavau jas kokiais, žinai, saldumynais. Tarp savo pagrindinio maisto. Dabar aš, kai atvežėt man tą maistą, 3500 kalorijų, aš nežinau, kur jį įkišti. Ta prasme, ten be galo daug maisto. Bet jaučiu, yra šiaip žmonėse tas toks susiformavęs, ar ne, kad jeigu tu nori būti fit, greit tu turi mažiau valgyti. Ir kad tikriausiai ateina nauji žmonės, kai tu jas treniruoji ir tu sakai, kad prisižiūrėkit mitybą, iššaukit daugiau kalorijų, jie tokie negali būti. Tai čia jo senas toksai dalykas. Dabar žiūrėk apie tą patį, kai tu jau vis tiek esi aukštesnio lygio, atsirado žmonių, einam į tą pusę, kurie neigia crossfitą, kurie sako, čia nėra sportas. Atsirado, kur tau sako, kad tu nesportininkas. Mano aplinkoje nėra tokių žmonių. Nes jie bijo tau pasakyti. Ne, žinok, tai ne tai, kad bijo, bet aš kažkaip mano pastarieji metai, ta prasme, tokia aplinka, kur realiai tai yra, community, crossfito community. Yra draugai, su kuriais mes palaikom ryšį, kurie nesusiję su to sportu. Bet jie žino, kiek man tai yra svarbu ir jie patys nėra sportininkai, tai man nesu sutikęs tokį, kad pasakytų, kad čia kažkoks ten sportas. Ir šiaip žmogus, jeigu jis sako, kad kažkoks sportas yra blogas, tai jisai tikriausiai, ta prasme, nieko neišmano nei apie savo sportą, kuris sportuoja, nei apie kitus, nes realiai sporto blogo nėra, visi sportai yra geri. Visas judesys, kur žmogus juda, jis yra geras. Ta prasme, absoliučiai, bet koksai, nuo stalo teniso ten iki
aš nežinau, iki hobby horsingo. Va, čia yra naujas. Hobby horsingo, čia tik, kur mergaitė šakinėja su dirbtiniu arkliu. Jo. Bet ten... Aš beje buvau apie hobby horsingą šiek tiek. Aš buvau tokiai parodoj Litexpo. Ir ten buvo atskiras stendas hobby horsingo, kur yra daug ekranų. Ir tiesiog mergaitės rodo, kaip jos šokinėja ir jos užsivedusios. Jos labiau užsivedusios šitą sportą negu tu tikriausiai. Taip. Ten arkliukas šokinėja. Ten yra taktikos, ten yra tipo irgi programingas, kaip tu turi ir ką daryti. Taip, mes turbūt, žinai, ten taip pasijuokėm biškelį, žinai, bet turbūt, žinai, kas sportuoja, tai vis tiek jiems. Tai... Nes vienas iš argumentų yra, tarkim, pavyzdžiui, ten sakai crossfitas dar kažkas sako, tai pristraukimai jūsų. Kas čia per pristraukimai yra? Butterflies, kas čia yra nesąmonė? Ne, tu čia gadini. Žiūrėk, tai reikia sakyti, žinai, tam žmogui, kad tai yra gimnastikos judesys. Mes darom ir butterfly'ų, ir keeping, ir strict, ir muscle up. Visokius pristraukimus darom. Čia vienas iš gimnastikos judesių. Taip. Vienas iš jų. Kaip ir sunkioji atletika. Yra strict presas, push presas, push jerkas, split jerkas. Tuo prasme, judesys kaip ir panašus, nes tau reikia svorį iškelt virš galvos, bet tu naudoji skirtingą techniką. Tai čia lygiai tas pats. Absoliučiai. Jo, bet tada eina kitas argumentas. Jeigu tau reikia iškelt svorį virš, tai kodėl neiškelėt vieną kartą, bet jų darot milijoną kartų. Nes tai čia tiesiog laužėt. Nu, sportas toksai, tai krepšinis, tai irgi, tai žaidžiam iš 2 metimų. Kas pataikys, tas ir laimi. Nu, tai, bet juk netame, tai tas sportas, čia tas, kaip sakyt, tas ir įdomumas, strategija, tavo silpnybės, kaip jas pagerinti, kaip pastiprinti ir panašiai. Čia toksai sportas, nu, tai kiekvienas sportas turi savo, sakykime, specifiką kažkokią. Jo, tam ir esmė yra, kad čia yra tiesiog būtent apie tai yra tas sportas, padaryti kuo daugiau. Bet faktas yra tai, kad iš tikrųjų crossfitas sugeneruoja daugiau traumų, tikriausiai negu kitas sportas. Ir kitas dalykas, kad žmonės, jau sakiau ir dar kartą pasikartosiu, crossfitas tai yra varžybinis crossfitas ir crossfitas, kur vyksta grupinės treniruotės. Taip, čia du skirtingi dalykai. Per grupinės treniruotės irgi sakom, kad tai, ką jūs matot per televizorių, tai, ką jūs matot per varžybas, tai ne visada yra sveika ir tie judesiai ne visada atitinka standartus, kuriuos mes mokinam. Nes varžybose žmonėms reikia, jie turi tikslą ir jie to tikslo sieks, nesvarbu, ar tai bus visiškai taisyklinga ar ne. Čia yra, iš to mokintis grupiniams treniruotėms žmonėms nėra tikslo iš viso. Ta prasme, čia yra 2 skirtingi dalykai. Tai čia yra pagrindinis dalykas, aš taip galvoju. Aš visiškai sutinku, aplamai, kiekvienas profesionalus sportas, jis nėra sveikas. Profesionalus sportas, jisai gadina. Tasme, ant kiek atletai įdeda darbo ir kaip jie drožia savo sąnarius, dar kažką. Tai čia yra toliausiai nuo sporto, kiek gali būti, žinai. Bet tas dalykas, kuris vyksta salėse, aš žinau, kad yra suformuotas tas galbūt blogas įvaizdis, jisai atėjęs iš Amerikos, iš tų pirmųjų CrossFit džimų, boksų vadinamų, kur treneriai neturi kompetencijos, pasidarė tą pirmą crossfito lygį treniravimą, kurį ten gali per 2 savaitės ar kiek gauti. Jisai neparodo tavo kompetencijos, kad tu gali jau kurti vodus ir tu gali treniruoti žmogų tais kelimai, žinai. Jo, tai čia priklauso ir nuo klubo, ir nuo pačio žmogaus, ir nuo pačio, žinai, trenerio. Tai, tai čia, žinai, tas levelis 1, 2 ar 3, tai priklauso žmogus žino, ką reikia daryti, ar moka prie žmogaus prieiti ir perduotam informaciją. Tai čia yra kitas dalykas, nes turbūt yra žmonių, žinai, kurie, tarkim, kokie nors bokso treneriai niekada nebuvo boksininkai, bet jie bus superiniai treneriai. Ta prasme, tai čia irgi tas pats. Nebūtinai turi būti geras atletas, kad būtum geras treneris. Panašiai. Turi žinot, ką ir kaip perduotam žmogui. Ir viskas. Nu, žinai, Lietuvoje tai kaip tik, man atrodo, tokių atvejų nėra, nepasitaiko tokių. Kad tipo, būtų kažkoks blogas, bent jau kiek aš esu aplankęs, kiek žinau. Lietuvoje lygis ganėtinai geras yra. Mes, pavyzdžiui, irgi kaip su treneriais kalbam, kiek mes važinėjom, žinai, kažkur ar atostogauti, vis tiek nueini į tą klubą kitą pasižiūrėti, kaip tenais vedamos treniruotės, plus kokį gauni feedback iš žmonių, kurie ateina, irgi išvažiuoja kažkur pasižiūrėti, žinai, paskui ateina, reiškia, perduoda mums informaciją. Tai jo, pas mus Lietuvoje
lygis treniravo yra palyginus su kitais klubais, turbūt pasaulyje yra geras ir labai geras. Nes aš esu pastebėjęs, kad Lietuvoje tikriausiai kiekvienas crossfito salė turi bent jau sunkiosios trenerių. Mes turim ganėtinai stiprią sunkiosios atletikos, sakykime, bazę tokią. Ir crossfitas žiauriai stipriai padėjo sunkiai, tikriausiai išgyventos sunkiosius laikus, ką dabar turi. Jeigu mes dabar komercinėse džimuose atsirado jau tipo sunkiosios kažkokios tai nepadėklai, kaip tu sakios, platformos, va, tipo, žinai, dar kažkas. Jau bent yra viena štanga, kurią gali numesti ant žemės, tai tas lygis, nu, tipo, jis yra geras. Tai va, grįžtant prie to, kur tu sakei, ar tu neišgirsti, kad čia, tipo, crossfito šūdas ir panašiai. Jo. Tai va, aš prisiminiau, kad kad buvo keli sunkios atletikos, kurie sako, kad čia šūdas, žiūri į ten štangą, kaip kelia čia. Taip, taip. Bet čia yra, ką tu pasakei, čia yra kontrargumentas, kad crossfitas, jisai populiarina ir kitas sporto šakas ir ypatingai sunkia atletika. Taip. Ypatingai, nes būna, žinau, ne vieną atvejį, kai žmonės pradeda sportuoti crossfitą ir nueina į sunkios atletikos treniruotę ir jie crossfitą pamiršta ir eina štangas kilnot. Ir lygiai tas pats yra ir su gimnastika. Lygiai irgi tas pats, kad žmonės susidomi tokiais dalykais kaip gimnastika ir ten pradeda, pavyzdžiui, savo vaikus vesti, žinai, kurie, aš pats irgi toksai ir daug pažįstamų žinau, kur veda žmonės vaikus savo gimnastiką, vien tik dėl to, kad patys sportavo arba sportuoja crossfitą ir supranta, kad gimnastika ten padeda judesiam, sanariam, žinai, kol mažas vaikas, kad susiformuotų reikalingi įgūdžiai ir panašiai. Tai aš manau, kad čia labai geras, nu, prasme, crossfitas populiarina kitas sporto šakas. Belia kaip, prasme, apie sunkę, tai labai daug pažįstam. Plaukimas, ta prasme, Jėzus, čia galima šnekėti. Kiek yra į sunkę, aš pasakysiu, kiek daug panų pereina iš crossfito į sunkę tiesiog. Ir, tipo, ir toks, žiauriai daug yra. Palieka tą ir eina ten. Ir šiaip aš paskui, tipo, googlinaus, dar domėjau, žinai, apie tą patį visą crossfitą, ko labai daug žmonių ten eina, žinai. Ir, tipo, iš kur tas yra. Ir labai veikia psichologiškai, būtent to aukšto intensyvumo, tipo, treniruotė, žinai. Jos tau sukelia tą tokį sense of achievement, nes ten, kadangi yra maži vodai, tu jos užbaigi ir tau išskiria daugiau serotonino smegenį, žinai, tam. Ir jo pasitenkinimo. Ir labai daug žmonių perina į tą. Ir šiaip ten gelbėja daugiau, ten rodos veikia tie patys smegenų vietos, kurios yra atsakingos už sprendimų priėmimą greitesnį, žinai, už loginį mąstymą ir dar kažką. Nes tipo tos greitos visokios užduotys, žinai, nes tipo labai gerina. Tik tais problema yra kitas dalykas, tai yra tas, nu, yra šiek tiek, aš sutinku su to, kad yra šiek tiek ego sportas, tu negali kiekvieno prisižiūrėti, žinai. Ir kai nueini pas kinezą, tu jų paklausinėjai, aš kartais sakau, kad aš sportuoju sunkiai, žinok. Aš tau tiesiai išėjęs sakau, aš kartais sakau, aš sportuoju sunkiai. Kitais paklausiu, koks sportas, aš pasižiūriu, koks kinezas. Jeigu toks matas išveido, kad sukalbamos, žiūrėk, seniai, aš sportuoju crossfitą. Okay, viskas aišku. Nes labai daug žmonių ateina. Žinau ir atveju, kai patys daktarai parekomenduoja crossfitą nueiti. Pas man yra ten keletas draugų, kurie ten sportuoja pas mus klube, kur jiem daktarai, ten kinezai parekomendavo, kad tu nueik į crossfitą, ten sustiprėsi, ten ta. Nu ir va. Tai žinai. Labai sustiprina vyškiai. Šiaip įdomu, esi turėjęs, esi įsijojęs Coca-Cola jau? Raibdo? Ne? Ne. Bet kažkaip šiais metais 2 žmonės žinau, kad tai buvo. Aš irgi žinau. Po Murfą vienam buvo. Taip, mes žinom, apie ką mes kalbam. Ir vienam buvo ten po JHD. Po JHD? Po JHD buvo? Kiek jis jį padarė? Ten kažkoks workoutas buvo, blemba, nežinau. Nu, ta prasme, jis gal 100 PM padarė. Bet žinai, jis priklauso, ar prieš tai daręs, ar ne. Žinai, tai čia tų dalykai skirti. Ir labai šiaip keistas dalykas yra su šito visu. Pavyzdžiui, seniau, ir čia dar einant į tą tamsią crossfito pusę, kur sakom, kokie stereotipai yra sukurti. Pavyzdžiui, Amerikoje seniau netgi buvo siekiamybė, kad žmogus susirgtų, įgautų tą, kad jo raumenys plyštų ir jis pradėtų minkšt kolą. Ir dar buvo netgi, jie turėjo tą tokį meskotą, veminti klauną. Piuki deklaun, maros, vadinasi, kažkas tokio, kad tu po vodo, kai tu pasieki, nu ten ultra, kaip yra tie ultra religiniai žmonės, tai ultra crossfiteriai, kur ten pilnai tiki kažką, kad tu turi tiesiog griauti savo kūną, laužti iš naujo, žinai. Tai va šitas labai stipriai tipo suformavo. Tai gali būti, bet čia yra, nu, suprantam, kad čia yra nesąmonė. Čia yra absoliuti nesąmonė, žinai. Tai šiaip,
kartais būna šiaip ne tik nuo crossfito, nuo ilgo pasikartojimo veiksmo, man rodos, atsiranda tas raibdochinosis, ar kaip jis tiksliai vadinas, kuomet plyšta ar per daug streso gauna raumo, išsiskiria moros baltymus. Kuris patenka tiesiogiai į kraują kažkaip. Jo, kuris per daug turi degonės ir tada nespėja išvaryti jo. Jo. Bet jeigu tokį dalyką gauna žmogus, ką jis turi pirmiausia daryti? Kas yra rekomenduojama daryti? Tai nežinai? Tai važiuoti į ligoninę. Tu negali pakentėti ant vandens daugiau. Ir statyti lašelinę. Jai, turi išvalytą, ne? Jo. Taip, ten tas vandens tavo gerimas, turbūt tiek daug vandens organizmas negaus, kiek ten, žinai, lašalinę pastačius. Tai bent jau šitais 2 atvejais taip ir buvo, žinai. Tas lašalinės ir lašina jos ilgai ir daug, ten kelias dienas, tai tu per ten litrais, žinai. O tiek, kiek tu, žinai, išgersi, tai greičiau išmyši tiek, žinai, gaus organizmas to vandens. Tai tikriausiai reikėtų važiuoti į ligoninę greičiausiai. Labai daug maratonininkų, man rodos, esu kiek skaitęs irgi šitą gaunu. Čia tiesiog per ilgo pasikartojimo veiksmo yra darinys, žinai, tai pasiekmės, ką tu gauni. O tu pats kažkokius papildus vartoji, ar ne? Vartoju. Mano pagrindiniai papildai yra... Vanduo su citrino, žinai, toks labai natūralus, kad... Ne, žinok, standartiškai. Ta prasme, čia turbūt daugumos crossfiterių tokie patys papildai, tai yra kreatinas, beta-alaninas, elektrolitai, kiekvieną treniruotę ir kartais baltymai. Bet baltymai nesakykime, jeigu jaučiuosi, žinai, kad tą dieną mažiau pavalgiau kažkokių, žinai, mėsos ar baltyminių produktų, tai tada kažkoks baltyminis kokteilis. Nu, tai čia toks, čia pagrindiniai dalykai. O tas beta-alaninas, ką jisai tavo gelbėjo? Ką jisai duoda? Jisai toks, sakykime, kaip čia tau pasakyti, jisai tave tokį biškelį prabudina, sustimuliuoja, nes jisai turi tokį šalutinį poveikį kaip adatėliam toksai dyksniu. Bet iš esmės čia yra kaip geresniam degonės pernešimui, bet čia per tokį ilgą laiką, čia nėra toksai dalykas, kad tu, žinai, išgeriai ten stiklinę vandens su tuo šaukšteliu, žinai, betalanino ir tau čia kažkokį poveikį. Čia yra toks ilgalaikis, ten kaip nuolatos turi, žinai, bet čia yra tokie pagrindiniai crossfito, sakykime, papildai. Jo. O šitas visą, kurie dopingą tikrina, jie, tarkim, yra atskirai funkciniam sportui išmeta, ko negali vartoti? Ko ten, tarkim, per daug kofeino gali tu šauti, ar ne? Nes buvo juokinga, po Lietuvos funkcinio sporto šito čempo prie Brilingos ir mes žvengiam labai ilgai, nes jie net stoja, kol tu nepradedi tipo susiodžinai. Tai pajėgau tave jau nusižiūri. Taip, ir kas buvo juokinga, sako, alaus negali gerti. Žinok, aš ten labai ten į smulkmenas, sakykime, nenuėjęs, labai stipriai nesidomėjęs, bet žinau pakankamai nemažai. Ta prasme, ir pats taip darau ir rekomenduoju kitiems taip padaryti. Jeigu tu nesi užtikrintas tai, kad tu naudoji, papildais, čia kur aš tau pasakiau, ta prasme, tai jie tikrai nebus užtrišti ir čia juos ten kreipdėmesio nereikia. Bet jeigu tu, tarkim, sergi ir netgi paprasčiausius vaistus, ten kokį nors, aš nežinau, ibumetiną ar dar kažką, tai ar kažkokį ten, kokius nors, žinai, kažkokias tabletės, būtinai pasitikrink tose programėlėse, kurios yra... Tipo yra, ar ne? Jo, yra specialios programėlės, arba tiesiog į pačios vado puslapį įeik, įvesk sudedamąją dalį, pagrindinės, tenais tas ir tau tenais išmes. Tai yra leistina ar neleistina. Ir jeigu leistina, kada leistina, nes ten būna irgi tipo, kaip ir neleistinos priemonės, bet ypatingai su tais vaistais, kiek tenais teko skaityti, bet jeigu čia yra off-seasonas, ten ar ten ne varžybų metu, ten, ta prasme, tai va šitą rekomenduoju, tas, kas priklauso ypatingai Lietuvos funkcinio fitneso federacijai, kas dalyvauja oficialiuose crossfito varžybose, nes tave gali patikrinti bet kada. Tai tokį dalyką reikia mokėti, susivesti tos duomenis ir pasižiūrėti, ar tai galima ar ne. O pas tais irgi ateina ten vidury nakties patikrinti? Ne. Pas tais nėra tau? Nėra. Čia buvo praeitais metais, man atrodo, Piotras. Jisai siunčia fotkes. Ten kažkaip, aš iki galo irgi nesupratau, nes jį po praeitų metų Lietuvos čempionato įtraukė į tą vadą kažkokią programą. Ir kai tu esi įtrauktas į tą programą, tave ir tikrina.
Ir aš dabar šiais metais klausiau pas Paulių, jūs ten tikrina ir panašiai, jūs įtraukite į tą programą ar ne, nes sakau, nu tai irgi jūs tikriausiai ateisite ten vakarais ar kada ten įstikrinti. Bet jisai nesuprato, ar truputį. Jisai jokingai pasaka, sako, 11 vakare, kažkas ten jau netoli, žinai, ateina, sako, aš nebenoriu, jis pasikviečia į chatą, sako, kartu serialą žiūrim. Žiūrim viską, žinai, geriam taip pat tą vandenį ir sėdim tiesiog valandą, šnekamės tiesiog apie viską, žinai, o jau tipo laikas išeina, tipo pasižiūri, pamyšti ir viskas. Tai čia toks, nu man tai čia toks biški frikiai dalykas. Nu, frikiai, bet tai... Ne, sakykime, aš už tai, kad žmonės būtų tikrinami, nes čia turi būti visi švarus, žaidžiam pagal tas pačias taisyklės. Bet aš iš kitos pusės žiūriu, kad nu, Lietuvo tie crossfiteriai ir panašiai, mes negaunam iš to pinigų, mes negaunam iš to nieko. Mes greičiau investuojam savo pinigus ir savo laiką. Ir dabar Piotrui, žinai, tenais kiekvieną kartą suvedinėt kažkur tai duomenis, kai jeigu jisai nori išvažiuoti į užsienį, kažkur tenais, jeigu jisai parašė, kad jisai bus ten, tarkim, tą ir tą valandą namuose, ir jeigu jisai nebus, jisai turbūt vėl kažkur turi registruotis, vėl rašyti ten, ta prasme, tokius dalykus, nu čia yra absurdas, man taip atrodo, žinai, tokiam lygiai, kur dabar... Kur, tarkim, yra Piotras ir kiti Lietuvos crossfiteriai, tai yra absurdas. Nu, bet yra kaip yra. Bet jie pilnai žiūrit, kol tu, sorry, kad taip klausinėja apie tai, bet tiesiog įdomu ir manau, kad žmonėms yra įdomu. Jie nėra taip, kad stovi už nugaros, pamato čiršklį ir višką, ne, bet jie žiūri tiesiog į to... Jo, žiūri į birką. Birką tiesiog. O tu gali liesti ją rankom, ar jis tai daro jau? Kaip tu, ta prasme? Aš nežinau, gal, kad neišsitrauktum guminės. Ne, gali. Žinai, visokių atvejų yra. Ne, tai buvo tikriausiai per istoriją ten visokių atvejų, bet tai... Čia sakykime, ne tas lygis. Bet tai kodėl iš kraujo neima? Prasme, paima ir iš kraujo, bet... Man kraujas nėra, kad greičiau parodo. Šiais metais gal ėmė iš kraujo. Aš Man atrodo, kad ima ir iš kraujo ir šlapimą žiūri, bet kažkodėl... Bet pas mane, žinau, kai mane tikrino, tai ėmė tik šlapimą. Tik šlapimą, ne? Jo. Okay. Tai sunku pasakyti. Bet man atrodo, jį turi imti ir iš to, iš kraujo ir iš šlapimo. Ir dar žiūrėk apie pačius vodus Games'ose ir Europai, kur vyksta. Games'ose vodus paskelbti, tu nežinai, kokie vodai bus. Tu nežinai, ką tu darysi. Kiek ten palauk, 3 ar 4 savaitės jie skelbė workoutus. Ai, skelbė? Jo. 3 Bet tai seniau neskelbdo ar visą laiką skelbdo? Games'ose, man atrodo, skelbdavo. Ne visada skelbė varžybose kokiuose nors. Nes tarkim, buvo tas atvejis, kada tas karantininis buvo Games'ai, kur Fraseris pasiuntė. Tiesiogiai, kur ten, sako, apibėgo jie tą visą maratoną, ką ten pusmaratonė, sako, bėg atgal. Ir jis toks, fuck you. Nu tai taip, ne, tai būna tokių dalykų. Ta prasme, būnam, tai čiagi nėra kažkokios, man atrodo, taisyklės. Ta prasme, nori skelbė, nori neskelbė. Taip. Ta prasme, jie pasilieka turbūt teisę savo, žinai, kažką pakeisti. Tai kaip ir paskutinėse varžybose, kur buvo Madride šį savaitgalį, irgi ten paskelbė, žinai, ten 6 vodus ir vieną paliko paslapti. Ir tu sužinojai tik tais tą pačią dieną, žinai, kai ateini daryti workout. Kad būtų surprizas. Taip. Tai ir per Games'us irgi buvo, neatsimenu, šiais metais buvo ar ne. Pas mane kategorijoje tikrai ne, bet anksčiau tikrai atsimenu, kad paskutinio finalinio workouto niekada neskelbdavo, nes pats šitas, kaip jisai pamiršau, ateidavo ir pasakydavo Castro, ir pristatydavo jį prieš workoutą, kad visi žinotų ir būtų toksai šou, žinai. Tai čia toks turbūt, žinai, nori skelbė, nori neskelbė, bet ten tuos dauguma workoutų paskelbė vis tiek, ten 2 ar 3 savaitės prieš paskelbė. Galbūt ne visada ten tiksliai, žinai, bet žinai, kad tau liktų dar kažkokių ten detalių, kur nesusidėliojęs planą, tai va tokia, žinai. Bet tu paskui pasilikai ir žiūrėjai šiaip pačius Games'us, ne? Iki galo buvo tame savam paskutinis valandas, kur Koliziejus būna visą laiką. Fucking amazing, ne? Yra tas. Na jo, tai ten tokia arena nėra didelė labai stipriai, sakykime, bet tas triukšmas, kai užkyla ten, man ir kai dariau ten, man teko ten 2 workoutus daryti. Ir žinai, ten pirmą tą, kai workoutą dariau,
Ir kai tu bėgi ant to, žinai, pakilos, tu finišuoji. Ta prasme, toks jausmas geras. Euforija, ar ne tokia? Euforija, ta prasme, bėgi. Ir ten tų žmonių gali net nebūtų daug, bet jie tokį triukšmą gali padaryti. Ir tu šoki ant to, žinai, pakilos, tai čia įspūdinga. Čia Edvinas klausė, sako, tau, kur žinai, įspūdingiau buvo, ar Koliziejui, ar tam stadione, kur po atvirų dangum. Ta prasme, tai ir ten yra savo žavesys. Tam stadione labai tos spalvos, žinai, žalia, mėlyna, ten raudona, tai, kad tu matai, žinai, per televizorių ir tu ten esi, ten įspūdinga. Nu ir Koliziejus irgi ant tos scenos užšokta. Prasme, ir ten faina. Bet yra ta apšilimo zona, ar ne? Vis tiek visur tą patį, visi bendrai sueina atletai. Jaučiasi įtampa, kada dalyvauju? Nesijaučia visi draugiškai? Jo, labai draugiškai. Ta prasme, ten įtampos vis nėra. Bet čia ir Amerikoje, ir apskritai visur. Nes Lietuvoje, kur dalyvauju, tai man patinka ten ateiti. Nes ten vyksta šūdų malūnas visą laiką. Ten vyksta stumykla. Žinai, visi pažįstami. Visi pažįstami, stumė ten, žinai, draugiškai vienas kitą. Bet šiaip, ne, Gamesuose, sakykime, ten labai draugiškai. Apšilimo zona labai didžiulė. Labai didelė. Toks didžiulis angaras. Su visa įranga, kur reikia. Ir kažkaip tie žmonės, žinai, kadangi ta didelė erdvė, tai jie kažkaip, išsibarsto, žinai, kiekvienas daro savo dalyką. Ten, žinai, kas bendrauja realiai, tie dažniausiai iš tų pačių kategorijų, mes bendravom su Janiu pakankamai, nes buvom vienas šalia kito. Ten kiti, žinai, kas labiau pažįstami, bet iš esmės visi labai draugiški, absoliučiai jokio ten kažkokių ten akių žvilgsnio ar dar kažko ten, nieko. Prasme, labai draugiškai. Čia šiaip žavumas yra, aš manau, kad šito sporto. Šiaip tiesiog klubuose, kur vyksta ta komunitė. Nėra, kad, žinai, konkurencija kažkokia, kad čia, žinai, taškas į tašką eini ir, tipo, tu jauti kažkokį tai ten su juo, žinai, žiežirbą tarp akių. Nėra, ta prasme, absoliučiai. Ten crossfit'e šito dalyko nėra. Yra sekta, pripažink šiek tiek. Tavo klubai, kurie... Tai nesekta, community. Community, jo. Bet tarkim, vis tiek yra tas juokingas mėmsas. Žmogus, kuris sportuoja crossfitą, jis tau per 10 minučių pasakys, kad jis sportuoja crossfitą. Žinai, nes tipo toks yra. Bet man gražu yra šitas. Man gražu šitas dalykas yra. Jisai kaip tik būrė tą tokią, aš jau bent manau, tą tokią netoksišką, tą būtent fitneso tokį kultą, žinai, kur tu ateini, tipo, ten bendra gera hebra, šventės netgi švenčia kartu, dažniausiai džimai ten būna kalėdos, dar kažkokie vodai, žinai, varžybos. Labai faini. Nes žmogus nėra sutvertas būti vienas, aš manau. Mes vis tiek esam iš tos grupės, kur mes turim gyventi community kažkokiam, žinai. Ir kai kurie, tarkim, yra labai daug žmonių. Tu matai, kad jie praleidžia visą dieną džime, žinai. Nes tiesiog ten yra jų draugai, jų tipo laisvalaikį, žinai, ir viskas. Ir aš kažkaip būna susimastau, kad crossfit ateina daugiau mažiau tokie, kaip sakyt, kažkie panašus žmonės. Kažkuom panašus. Jo, IT sektorius. Nebūtinai IT sektorius, bet jie kažką jie turi tokio. Ten crossfito klube labai retai kada pamatysi narcizą. Aha. Labai greitai galima nuleisti narcizą. Jo, bet tokių mažai yra. Ten galbūt yra vienetai, bet jų mažai. Kodėl? Kodėl nėra ten? Kodėl jų nėra? Kodėl? Kaip tu atrodo? Man atrodo, kad... Kodėl nėra Marozų? Nes jos nuleidžia greit treneriai. Bent jau, aš nepamenu, su kuo aš nekėjau. Ar su Vyšne, ar su kažkuo, kur buvo. Kažkas buvo atėję ir sakė ten, tipo, ar kėlė štangą labai agresyviai, ar dar kažką, kur sako, tu nedaryk to. Sipo, ir labai greitai nuleido, kai ateina treneris, to parodo, kaip reikia daryti ir sako, eik iš čia laukan, žinai, nereikia tokių žmonių. Labai sunku konkuruoti narcizui, kai visa bendruomenė yra prieš jį. Žinai, nes džime yra pavieniai žmonės, ten kovoja už save, ten vyksta akių konfliktai, ten vyksta tiesiog pimpalų matavimas, literaliai, žinai. O čia yra visai kas kitas dalykas. Tu čia gali būti užsipumpavęs, bet jeigu tu esi tiesiog silpniukas, tau iš tavo raumenų nieko nėra, žinai. Ir manau, tas labai stipriai nuleidžia, žinai. Tikriausiai. Kur tu matai, kad panos tiesiog deda tave, kur ateina, tipo, bičias pasitikintis, bet žiūri, kad tas paneliukas tiesiog daro tos burpius, skraido tiesiog, žinai, kur tave lenkia, tiesiog jinai greit atsistato, jinai šokinėja per tą dėžės. Ir toks, shit, paskui galvoja, kažkas su manim negerai yra. Labai greitai tai galim nuleisti. Tu gali turėti tą ego,
Bet čia galbūt dėka mūsų trenerių yra, žinai, kad yra Gali tokie būti. stipresniai. Tai va, aš nežinau, man atrodo šitas dalykas. Gali būti, jo. Ir jeigu ir būna, tai turbūt neužsilaiko labai. Taip. To pačiam yra tekę susitikti su tokiais, kur ateina. Jo, buvo, bet kažkaip jie ten labai stipriai neįsireiškia, bet ir, sakau, neužsibūna. Neužsibūna ilgai. Yra buvę kažkokių, nekad buvę, tarkim, kokio vodo labiausiai nelaukiai. Šiaip per varžybas bendras. Kas yra tavo, tipo, tas sunkiausias dalykas? Nu, bet pastaruoju metu, žinai, dėl to peties, va šį savaitgalį buvo irgi toks workoutas, kurio nelaukiau. Buvo su sunkia šokdynė. Ir aš per ilgą laiką, kai skauda petį, žinai, atsirado toksai šūdinas įprotis šokinėjant su šokdynė. Kad išvengtum skausmo, tu kažkaip tą petį aš pasuku, ar kaip ten yra, žinai, iki galo dar neįsiaiškinau ir kai aš jį ten kažkaip pasuku, kad man jisai neskaudėtų, tada jis petys neatsipalaiduoja ir jisai pradeda, žinai, rotatoriai iš pradžių įsitempia labai stipriai, kada jie pavargsta, tada petys įsitempia stipriai, kada jis pavargsta, tada bicepsas perima visą apkrovą ir kada bicepsas užsipampuoja, tada visas šonas. Ta prasme, ir tada viskas, žinai, sustingsta ir aš negaliu normaliai šokinėti. Tai čia yra problema. Bet, geras, net jaučiu pagalvas, kad šokdynė. Jo, tai va šį savaitgalį ir buvo. Tai ten tą workoutą nepadariau geriausiai, bet pagal galimybę, sakykime, padariau gerai, kad labai stipriai nenukryšiu, žinai. Tai va tokio workouto ir dabar kažkaip pastaruoju metu nelaukiu. O šiaip nėra, ta prasme, mėgstamo, nemėgstamo workouto. Visi workoutai yra padaromi, tik tai tu padarai tą judesį ar ne, arba padarai gerai, arba padarai blogai. Taip, kad ten nelaukiu dėl to, kad ten bus labai sunkus ir panašiai, nėra tokio workouto. O labiausiai, bet yra toks, kurio labiausiai norėtų? Ne. Irgi nėra, tiesiog nežiūrė, ne? Kas bus, tas bus ir viskas. Tai žinai, kai esi geras, koks skirtumas. Liau, kaip nepatiks šitas, žinok, kaip nepatiks šitas žmonėms, aš tausos. Wow, ok. Nice, bliamo. Be, tai prasme, po kurio laiko, ta prasme, tu tos workoutus nelabai kreipi dėmesio. Tipo, ar sunkus, ar čia lengvas, ar čia man paės, ar nepaės. Nu, nėra. Kažkaip gal ir būdavo anksčiau. Kai tik pradėjau sportuoti, žinai, vat man trasterį valbolą, tu tai čia tik tais duok, aš žinai, kaip siemkės, bet dabar, ką žinau, sekasi ir sekasi man. Aš gal kaip tik savo labiau įrodyti nori pastaruoju metu, kur tu straglinai anksčiau, pavyzdžiui, gimnastika. Dabar jau gimnastika, žinai, ten prisitraukimai ir muscle-upai jau dabar jau eina gerai, tai davai. Aš pasakysiu tau, kokią aš vieną tikslą turėjau. Šiandien tikslą turėjau, mano tikslas buvo aplenk Brilingą, aplenk Gintą, bent vienam vodė būti pirmą. Ir ta diena išauš. Įgyvendinau. Ir ta diena buvo, ir tada, kai reikėjo bėgti, tada tas buvo pirmas vodas, ir tada buvo galvoju, oh shit. King in the house, king in the house. Bet tą bėgimą aš atsimenu. Čia vienas sunkiausių workoutų mano gyvenime. Ne, bėgimas sunku ir ten buvo šiaip ganėtinai jokinga per tą vieną LFC, kur vyko, ten išsiveržiau į priekį ir priekį bėgo Paceris. Aš žinau, kad ten ne Paceris yra. Ir aš nežinau, kad tuo metu bus Paceris. Aš žiūriu, kažkas fucking bėga į priekį, man reikia įvytis. Aš žiūriu, tas bičas pradeda žvalgytis jau, o kažkas parbėga, žinai. Ir aš vis laik save laikau. Ir toks, žinai, kur, tuoj bandysiu tai lenkt, dar laikau, dar nelaikas, žinai. Ir aš jau jį norėjau lenkt ir jis paskui sustojo, sako, tu bėg, sako, aš tiesiog Pacerį rodžiau. Aš galvoju, ai, tu Paceris buvai. Ir žinai, tie kartais tokie keistas toks atsitiktinumas, kur tu net negalvoji, žinai, arba kartais irgi jaučiu, nežinau kaip tau būna, kur mintyse skaičiuoji, bet persiskaičiuoji ir pasirodo, kad tu jau turi dar rezervą, žinai. Jo, būna. Ir toks, tai viskas tvarkoji, žinai. Būna taip, kad kažkokiose varžybose, žinai, matai lentelį žmogų, kuris, žinai, tave vejasi taškais. Ir tu jo tiesiogiai, kadangi jis būna dažniausiai užsienietis, tu jo tiesiogiai nesupranti, kuris iš jų. Ir tu įsivaizduoji visai kitą žmogų. Ir tu workouto metu stebėjai visai kitą žmogų, kuris atseit tave veisi. Ir pasirodo, jis visai kitas.
Tai šį savaitgalį buvo taip pat. Ai, rimtai? Jo, tas, kuris antras liko, jisai mane visą laiką kvies ir aš įsivaizdavau visai kitą žmogų. Ir vis tik paskutinę trečią dieną supratau, kas tai yra per žmogus. Nu, veidu. Geras. Bet kartais tokie dalykai, jie padeda. Tai tokia psichologinis tas toks. Kaip, tarkim, tu workout'e turi kažkokią strategiją, ar tu vis laik bandai laikyti tą patį tempą? Nes būna, kur pradžiai, žinai, didžiausia problema, man rodos, būna pradžiai žmonės užvaro ir paskui supranta, kad nebeveikia tas organizmas, taip nebeatsigauna. Tai kuo daugiau workoutų padarai, tuo savo organizmą pažįsti geriau. Yeah. Ir kiekvienas workoutas, jisai reikalauja strategijos. Mhm. Jeigu varžybose, nes varžybose ir per treniruotės tai irgi du skirtingi dalykai, nes kadangi jeigu per treniruotės kalbant, tai yra, kadangi jie sportuoja pagal programą, programa yra puikiai sudėliota ir ten aprašyme yra parašyta, ko jie nori, kad tu padarytum per tą workoutą. Mhm. Jeigu yra ten, tarkim, pasakyta, kokių, žinai, 30 pristraukimų padaryti, tai ir parašyta, arba unbroken, arba tik tais vienas sustojimas. Mhm. Nu ir stengiasi taip ir daryti. Ir apie kitus judesius ir panašiai. Bet jeigu įmant apie varžybas, tu savo organizmą jau pažįsti ir tu tuos skaičius, kaip pamatai, tu žinai, kiek skaldimų reikia padaryti, tarkim, mane, kokią ten strategiją pasirink, kad tu būtum, žinai, konkurencingas arba padarytum, sakykime, gerai. Kokį peisą reikia laikyti ant dviračio, ar ant irklavimo aparato, ar ant to paties bėgimo. Tai va taip yra. Išskaičiuojate tokį dalyką. Skaičiuoju. Crossfit'e daug skaičiavimo. Labai daug skaičiavimo ir tu kartais labai pasiimti ten. Ypač, kai reikia šokdinio šokinėti. Kai reikia šokdinę teisėjauti. Kažkada buvo Piotras Openą darė, žinai. Ir ten šokdinį buvo, sako, paskaičiuosi, sako, čia per daug yra, čia per daug įtampos man yra, čia per daug atsakomybės yra. Ir tu tą su galvo, 1, 2, 3, žinai, taip toks bandai kažkaip įsiminti. Buvo ir man taip, Romai, jeigu žiūrėsi, atsimeni, per vieną kartą per Opensus, Romukas ten man pateisėjavo. Skaičiavo daugiau? Šokinėjo, blemba, su kažkuo mes ten darėm, žinai, kartu, pagal laiką tą patį pasileidė. Lygtais kartu darom, jisai jau tenais į sieną lipa, tos vokus daro, aš dar šokinėjau, jis man dar sako 20 ar kiek. Geras. Perdarytas. O kaip tu manai, kur eina link crossfitas? Nes vienu metu tas buvo pikas, kada ten dar Froningas dalyvavo. Aš manau, kad tas buvo, kai dar Rybokas rėmė. Aš manau, kad tai buvo tas toks didžiausias, tada buvo pilnos arenos, tada buvo tas naujas dalykas, žinai. Dabar šiek tiek galbūt jisai sumažėjo, bet jis dar yra. Dabar, man atrodo, jisai vėl. Ar pagauna tą naują kažkokią? Kažkur tai mačiau kažkokią statistiką. Taip. Per kažkokią tai laidą, kad jisai lygtais vėl. Palauk, kokį ten žiūrėjau. Per kiek žmonių užsiregistruoja Opensus. Va, kad dabar yra augimas. Buvo kritimas, ten kažkas prieš karantiną, per karantiną dabar yra augimas, vėl pradeda kilti. Kiek žmonių užsiregistruoja Opensus. Tai labai sunku pasakyti, ta prasme, šiaip crossfitas yra kabina, reikia tik žmonės atvesti, tuos žmonės kažkaip atvesti kad jie suprastų, kas tai per sportas, nes jisai kabina, jisai užkabina. Jo, kol iki box jumpų nenueina. Paskui su nubalnotom kojom. Ne, kabina, žiauri kabina. Buvau nusipirkęs tą Frazerio knygą ir ten žiūrėjau šį podcastų. Jisai labai stipriai žvelgia į tokius mikroelementus. Pavyzdžiui, kaip maikės nusiėmimas. Ir jis ten yra pastraipama prašęs, kur ten tipo tavo kūnas privalo būti šiltas, apšilęs, tai aš būnu su maikė. Kada aš jaučiu, kad jau mano kūno temperatūra pakyla, aš nusimaunu maikė. Tu žiūri šitos dalykus? Nežiūri, ar ne? Yeah. That's why you're not a champ. Tai aš gal žiūriu kitus dalykus. Tavasme, jam yra, žinai, maikės nuėsėmimas, man ten gal kokie nors kiti dalykai, nežinau. Ta prasme... Pavyzdžiui, miegas labai stipriai įtakoja, ne? Žiūri šitą visą... Įtakoja, bet daro įtaką. Labai nuo aplinkybės, žinai, ne visada leidžia įsimiegoti. Taip. Normaliai. Ta prasme, nes darbas visų pirma reikia anksti keltis. Tai tas miegas, sakykime,
nepadeda taip atsistatyti. Na, aišku, kai, žinai, jau pradedi ruoštis, jau tos varžybos artėja, tai tada truputėlį, sakykime, toks ilgiau pamiegi ir savaitgaliais, ir dieną ilgiau kažkur nusnaudi. Ta prasme, ir visi ir aplinkiniai tada tokie supratingi dažniausiai. Ir šeima, ir ten ir pas mus ten, ir bendruomeniai ten irgi kažkur, žinai, padeda biškelį daugiau poilsio duoda. O šiaip... Kokie tavo svarbiausiai tie elementai yra, kur tu, tipo, turi būtinai padaryti, žinai, ką tu labiausiai žiūri? Pusryčius. Pusryčiai, ne, yra tas. Pavalgyti pusryčius, jo. Ir padaryti treniruotę. Ta prasme, aš stengiuosi padaryti treniruotę taip, kaip aš susiplanavęs. Prasme, jeigu man neišeina planas, tai yra blogai, žlunga. Žlunga viskas, visa diena, tada būsiu nepatenkintas. Taip. Ir jeigu aš nepatenkintas, bus ir aplinkiniai nepatenkinti, ir šeima nepatenkinta, niekas nebus patenkintas, nes labai išmuša. Man labai svarbu yra, kad viskas vyktų pagal planą taip, kaip aš susiplanavęs. Tarkim, jeigu ten klausys žmonės, ten, kurie, pavyzdžiui, dėl grupinių treniruočių, dėl individualių treniruočių, kad ten nori ten laiką geresnį kažkokį. Taip. Aš neskirsiu savo laiko, ta prasme, savo treniruotės laiko aš neskirsiu niekam. Mano treniruotės laikas yra nuo tada iki tada ir viskas. Ta prasme, ir taip yra visą savaitę. Čia yra svarbiausias dalykas. Jeigu tai yra, išeina kažkur, būna blogai. Labai blogai. Kas yra biški šiek tiek keista, kai CrossFit yra tiek chaoso, ar ne? Bet iki to nueit turi būti viskas sustiguota, bet pačiam sporte tai ten visiškas balaganas yra, bet to mėgaujasi, žinai. Tai va tas ir yra fainiausias dalykas. O pavyzdžiui, tavo kokie yra atletai, kurios tu žiūri, arba netgi su kuo tu norėtum pasitreniruoti, jeigu būtų tokia galimybė? Sunku pasakyti, aš, žinok, niekada negalvojau, kad aš su kažkuo konkrečiai. Bet vat, jeigu būtų galimybė nuvažiuoti, tarkim, prieš Gamesus į tą patį Maihemą, Amerikoje, žinai, mėnesį ar pusantro prieš, tai aš tikrai norėčiau, kad tai būtų, žinai, ir iš esmės su bet kuriuo atletu, kuris, žinai, stipresnė, žinai, pajėgumo, norėčiau pasitreniruoti, nes vienam treniruotis nėra to stimulo stengtis, bet stimulo yra, ta prasme, pas man nėra, su motivacija nieko nėra, bet aš tiesiog atsimenu, kai pradėjau Maihemo programą daryti, aš pradėjau sportuoti su manteliu. Nes jisai man ir pasiūlė šiaip šitą programą, gal nori pabandyti. Ir tada, kada mes kartu sportavom, man patiko sportuoti kartu. Nes mes vienas kitą, žinai, papušinam. Ir aš atsimenu tikrai, tada tas pasiruošimas visai ten tom varžybom, kuriam, nežinau kaip mantelį, bet man žiauriai patiko. Kažkada ir sportavom pagal Vyšnios programą. Aš ten Mantelis, Paulius, Evaldas ir net Krasavcevas, man atrodo. Ten ne visada tiesiogiai kartu sportuodavom, bet savo, žinai, rezultatai kažkur ten Tai man irgi patikdavo, man patinka tokia, žinai, konkurencija net ir šitam treniruočių metu. Tai man irgi labai padėjo tada pasiruošti varžybom. Bet taip konkretaus žmogaus su kažkuo ne. Tiesiog galvoju, kad su kažkokiais stipriais atletais, kad būtų galimybė susiderinti, žinai, treniruotės kartu daryti, tai aš norėčiau. Būtų fainai, Man buvo fainai vien tik dėl to, kai aš tada į Ruslandiją nuvariau į tą visą Reikjaviko džimą, kur ten kvapas, prakaitas, ten visur, žinai, ten svoriai, ten numėtyti. Ir labai toks skirtumas, kur tu matai, kad ten, tipo, žmonės realiai dirba tie, kurie, žinai, ir ten buvo grinai, aš kai išvažiavau, ten buvo po 4 dienų, jie visi varė į Ameriką. Ten buvo jų paskutinė, tipo, treniruotė, žinai, o džimas belio kokia dydžia. Šiais metais buvo ir praeitais? Aš buvau užpreitais, man atrodo. Tai jie ten, kai dalyvavo, turbūt komandinėse varžybose. Man atrodo, dabar tiksliai nepamenu. Bet tai buvo ir labai fainai iš tikrųjų. Matas, kad ten yra didelė kultūra, žinai, šitą visą sportą. Tai šiaip Skandinavijos valstybėse visos yra didelė. Ten vienas yra tokių kaip nacionalinių sportų, kiek žinau, ne crossfito tipo, bet tokios irgi drąsus, stiprus, vikrus ant steroidų. Ten visokios užduotis, tu bėgi, darai tas visokias mažas užduotėlės, žinai, tokias ir viskas, žinai.
Tai jie turi kažkokią tokią sportą, tai toks ganėtinai didelis yra dalykas. Nes vat kiek pakalbu, žinai, ten kokiais iš Skandinavais, arba šį savaitgalį buvo toksai iš Danijos, tai sako, nu ten tas oras nelabai geras, žinai, tos šalyse. Sakė, ten viešinai vėjas pučia ir lyja ir sako, ten laukia labai mažai tų žmonių kažkom užsiema, tai arba visi sporto salėje sėdi, arba namuose kažkada, arba sporto salėje, arba ten. Nu tai turbūt taip ir išeina. Jo, ten labai užsidarė yra. Ir šiaip ten buvo momentas, bent jau Islandijai, jie turėjo labai didelę problemą su narkotikais vienu metu. Ten labai, patikėk. Ten, pavyzdžiui, kas man buvo žiauriai keista, kai aš atvažiavau ir tokį pastebėjau, kadangi plius minus, žinai, tos brandus įvairių tipo BCA ir taip toliau, kurie turi kofeino, žinai. Jo. Ir kai tu, tarkim, atvarai degalinę, ten yra belė kiek prikrauta įvairių tipo energetinių gėrimų ir paskui aš googlinau, nu, tipo, kodėl šitas dalykas yra, ten jie gauna labai mažai saulės iš tikrųjų. Jo. Ir tu matai, kai kurie žmonės yra užsiparnę. Ir buvo tas momentas, kad finansiškai jie gyvena ganėtinai gerai, bet jie neturi tos kažkokios vidinės laimės daugo. Ir daug jaunų žmonių vienu metu buvo linkę į narkotikus ir šiaip, žinai, kažkokias tipo medžiagas. Ir kažkurio metu valstybė pradėjo daryti reformą, jie pastatė labai daug viešųjų, tipo, tokių kaip aikštelių ir labiau įvedė, tipo, tą sportą visą dalyką. Geras. Ir bet nuo to laiko ir vyko tas, tipo, labai didelis šuolis, žinai. Nes jie labai stipriai kovojo. Ir jo, tas labai daug gėrimų buvo kofeino. Jo, ir kažkaip užaugino tą kultūrą, žinai. Ir tikriausiai jo, šoko nuo to. Ir plius, žinai, kai tu matai, kiek daug atletų iš Skandinavijos šalių patenka, žinai, ten į Ameriką ir ten tiesiog vienu metu tai jie laužė viską, man atrodo. Taip. Ir toks, žinai, stimulas irgi stengtis pavaryti ir dirbti. Tai yra tas toks. Man, pavyzdžiui, labai keista, kodėl visas, tarkim, Kinija, visos va šitos, žinai, ten Azerbaidžanai, visi, kur yra ganėtinai stiprios, sunkiosios atletikos bazės, kodėl jie neina į šitą dalyką. Ta prasme, neįsivaizduoju. Nu, toks... Ten rinka turėtų būti labai didžiulė. Ten labai. Ir jie visi mažiukai, jiems atrodo, ten turėtų ganėtinai tikti, žinai, šitas dalykas. Blemba, nežinau, žinok. Geras klausimas, bet jo. Ar čia tiesiog yra nusistatę prieš vakarus ir mes šito dalyko tai tikrai nedarysim? Ne, nemanau, tengi sportuoja, ten tą labai sportuoja, bet rezultatų ten kažkokių aukštų pasiekimų nėra. Ja. Labai sunku pasakyti, Nu ir žiūrėk, galia paskutinį to klausimą turiu. Jeigu reikėtų padaryti komandą iš, sakykim, 4 žmonių, ką pasimtum į komandą? Laužykim tiltus, deginkim. Iš kur? Iš čia? Iš Lietuvos. Iš Lietuvos, žinai? 4 vaikinai, ar 4 merginos, ar 2 vaikinai? Žinoma, tai jau viską esi susiplanavęs, o ne, kiek aš žinau. 4 žmonės komanda, tai taip ir būna. Nebūna gerai. 4 vaikinų komanda. Gerai, padarykim taip. 2 panos, 2 bernai. Tu jau esi, tai tada reikia išsirinkti vieną draugelį. Julius. Taip. Jeloveckas. Taip. Merginos. Tai stipriausias merginos, kas šiaip pas mus stipriausia Kornelija. Taip. Ir. Dėl antros nežinau. Sunku pasakyti. Komentaruose prašai. Jo. Gerai, Gintai, ačiū tau žiauriai, kad atvarė, iš tikrųjų. Buvo įdomu, žinok, išgirsti visą šitą patirtį. Man irgi linksma pasikalbėti buvo geras. Aš tikiuosi, kad pamatysim tai ant podiumo, Games'o podiumo. Kad šiaip būsim podiumo, tai taip aišku, žinok. Pamatysit. Gerai, ačiū tau labai. Iki. Ačiū. Iki.